Šiandien mes jūs mokinsime rajono išminties taisyklių. Visų pirma, jeigu nori bent atrodyti kaip iš rajono, svarbi labai yra apranga. Va, mano draugas, jis, sėdėjęs kalėjime 3 metus. Jis nekalba po įvykio kalėjime duše, tai kol kas jis tiesiog čia kaip pavyzdys. Va, yra kurtka, graži kurtka, labai tokia odinė va, jau įrodo, kad tu jau biškį sugebi įpirkti, karočią skudurų. Tada šapka geriausia, kad būtų tokia biškį. Geriausia, kad būtų biškį tokia va šapka, tokia va, tipo, žinai, kaip, autistai dėvi, Jeigu tu nori dar labiau, tipo, vapšė rimtas kentas atrodyt, geriausia turėti viską su 3 poloskėm. Tai yra adidaskės, treningai, džemperiai. Svarbiausia, kad ant šonų būtų 3 poloskės. Tai parodo, kad tu esi alfa patinas rajone ir kad tu gali dominuoti ne tik mergas, bet ir bachūrus per šikną, Kai jau atrodite kaip Marozas, jau galite pradėti eiti link kalbėjimo. Jūs turite turėti tokį akcentą su tokiu stipriu balsu. Šitas negali dėja parodinės. Kaip tai negaliu? Daug man kalbėti. Sveiki visi. Pasitekusi urodas, Sveiki visi rimti ir nerimti. Aš jums papasakosiu savo gyvenimo istoriją. Karočią, ateinu tipo, žinai, tik ką gimiau, iš karto va. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for Cali weed. Jaučiuosi achujienai, turiu šautuvą. Toks dykūnas. Pohai sėdėsim. Mes paprastai čia rajonį judesys vyksta kasdieną, žinai, vaikščiam ten bandom įdėti man karočią, žinai, įsipraut pas mane bando, žinai, o aš dabar slepiuos nuo mentų, man tai pohai tipo, bet tai tipo, žinai. Seniai, ginklą ant lovos. Suprantat, jūs turite įbauginti, čia buvo pavyzdys, mes esam pavyzdžiai, mes ne rajonai. Jūs turite įbauginti savo auką, kad jie galvotų, kad tu turi didesnį galvą. Gerai, supratau. Pradėsiu jums pamokėlę, seniukai, kaip reikia pachotkę laikyti. Turim tai atsigerinti ką? Vodka nation, seniai. Dabar antra pamokėlė. Tūptis. Turite žinoti, kaip susirasti vietą, jeigu nėra kur atsisėsti. Ir jeigu sėdate, nesėdate va taip va, arba va taip va. Sėdate va taip va, arba kur nors susikeliate kojas, arba va geriausiai iš vis va taip va. O jeigu nėra vietos, kur sėstis, reikia squat. Yra gopnik squat. Reikia tūptis lėtai, sukryžiuoti rankas biškį ir всё. Okei, dabar kažkelinta pamokėlė. Jums reikia turėti dyko mazoną. Ką reiškia dyka? Kai kalbate, ne tik su dideliu akcentu, o dar reikia tokiais, šustrais žodžiais. Reikia dyka,
По-любому seniai dzika varkė. Šitą pamokėlę gal geriau palik man. Rajonski žodžiai, PVZ, kaip nori pasakyti, kad tau yra malonu. Tipo, žinai. Tipo, labas, tipo, malonu, žinai. Žinai, ateini, tipo, prie panelės labuką, tipo, žinai, tipo. Ir sakai, tipo, nemalonu, sakai dzika, tipo, labas, tipo, dzika susipažinti, žinai. O kaip reikia sakyti, kad tau gerai praėjo varkė? Sakai, dzikai praėjo varkė, žinai. Kaip turite kai kurios lietuviškus žodžius pakeisti į rajono žodžius? Nu, Ką jis tipo, mano pasakyti? jo, teisingai sakai, my friend. Turi dar pritarti, žinai. O kaip pritarti? Hebra varo muštis, ane? Tau reikia sakyti, tipo, reikia geros, tipo, reikia daug, tipo, žmonių, tipo, daug pagalbos. Skai reikia dzikos pagalbos, žinai. Ir kartais, kai tu išeini po rajoną pasivaikščioti, gal nusipirkti cigariuką arba biškį išlakti, pagerti, atsigerti. Ir tavo draugas Saša atsineša kolonėlę į mobilą. Suprantat, jūs turite klausytis tokios muzikos, kuri pritampa rajone. Tai jūs negalite klausytis kokį baby, šmeiby, ten kurva, shine bright like a diamond. Jūs turite klausytis arba hardbasso, arba dainos su rusiškais žodžiais. Начинается то, что она говорит теку. Намочишь мне сиденье, но ничего я прощу. Садись, прокачу. Я хочу. Čia buvo pavyzdys. Galite klausytis bet kokios rusiškos muzikos, nesvarbu ten ar baliai, ar festivalių tipas. Rusiška yra zaebys. Regis šiandieną yra baigta pamokėlė, kaip tapti rajonskų Lietuvos gatvėse. Prašau, jeigu jums patiko arba jeigu mes kažką pamiršom, prašau parašyti komentaruose. Tai va, tai jeigu patiko, spauskite like, jeigu nepatiko, užsikrūškite. Čia buvo aš, rajono išmintis ir mano draugas. Dauno sindromas. Mažas chromosomas.